Sveiki atvykę į dar vieną klausimų atsakymų sesiją. Vėl, kaip kiekvieną savaitę sutinkam jau 2 kartus klausimų atsakymų sesijose, nes jūsų klausimai tiesiog nesustoja. Pamirškit viską, ką dalinuosi įžvalgos, ne rekomendacijos, bet noriu užvesti jūs ant kelio, kad geriau savarankiškai, efektyviau investuotumėt su daugiau pinigų ateityje. Keliaujam iš karto ir kaip visą laiką, jeigu domina kažkokie klausimai, parašykit komentarą, tik gali užtrukti iki jų daeiti, bet tikrai pravesiu, papasakosiu, pasidalinsiu nuomonę. Ačiū už turinį, klausimas Spiel vidurkis 10%, tai gal geriau turėti QQQ1, kur distribucija siekia apie 12, grąža gerokai didesnė žiūrint 10 metų perspektyvoje, čia ne patarimas tik nuomonė. Spėju, čia Nasdaqo bus pasirinkimas, kur opcionus pardavinėja, nes nelabai būna tokios didelės grąžos. Aims to generate high monthly income by investing in the constituents of Nasdaq 100 index and implementing the data-driven call option. Tai pirmas dalykas, jūs turite suprasti, kas yra opcionai. Antras dalykas, jūs turite suprasti, kur rizika su opcionais. Trečias dalykas, turite pasiskaičiuoti turto valdymo mokestį ilgojų laikotarpių ir turite nušokti nuo tos idėjos, kad čia kažkokia garantuota grąža arba čia kažkokia garantuota grąža, jeigu istorija tai generavo. Paimkim tą patį Spiel, kas yra S&P 500. Per daug toli istorijos neieška. Nuo 2000-ųjų, kiek aš turėčiau laiko investuoti, kad aš išeičiau ant 0? 13 metai kažkur, tai 13 metų tiesiog, kad išeičiau ant 0. Vėl čia vieną kartą dėjau pinigus ir niekada neinvestavau. Jeigu periodiškai investuočiau istoriškai žiūrint, ten jau 4-5 būčiau pliuse, nes per krizę irgi investavau. Į šitą laikotarpį nieks nežiūri. Į laikotarpį, kad jeigu aš būčiau nuo 9 metų investavęs, tai visą laiką viskas būtų kilę į viršų, visą laiką žmonės žiūri. Tai turit suprasti, kad yra rizikos ilgą laikotarpį negauti grąžų irgi iš tų įrankių, kurie per labai ilgą laikotarpį buvo sąlyginai stabilus ir nešė tavo 10% vidurkį. Tai aš labiausiai tikriausiai atsiremčiau, kad šitas sakinys argumentuoja, kad jūsų strategija yra rezultatai tokie buvo prieš tai rezultatai tokie bus ir ateityje. Nuo šito truputį nušokščiau, nes jūs turite suprasti, į ką investuojate. Ir jeigu mes lyginsim opcionų strategiją su paprastu indeksu, pagal kurį opcionų strategija yra pritaikoma, didžiąją ilguoju laikotarpiu pats indeksas tikėtinai aplenks opcionų strategiją, nes per didelius šuolius į viršų ir per didelius kritimus į apačią išsiskirs rezultatai. Nes kritimas bus sąlyginai panašus ir opcionų strategijoje, gal truputį didesnės išmokos trumpuoju laikotarpiu, bet jeigu iššoksim į didelę atsistatymo rinką arba bulių rinką, kur dideliais šuoliais į viršų važiuosim, opcionai šitoje vietoje tiesiog vėluos iš savęs. Tai su šituo mintyse jūs statot, kad Nasdaqas pagal šitą pasirinkimą ilguoju laikotarpiu neturės nei didelių šuolių viršų, nei didelių šuolių žemyn, kritimų, ir tiesiog svyruos maždaug toje pačioje vietoje. Tai jeigu jūs remiatės šitą strategiją, gal ir viskas gerai, bet istorija mums parodo, kad krizių laikotarpiai visą laiką atsiranda ir pasikartoja, nes emocijos visą laiką valdo rinką ir žmonės arba gobšus per daug pasidaro, arba per daug bijo. Tai aš taip aklai galbūt nešokčiau šitą. Gerai, labai ilgas atsakymas gavosi, tai bandom truputį greičiau atsakinėti. Visų pirma, dėkui už info. O dabar norėčiau paklausti. Aleksandras buvo įmetę statistiką apie S&P 500 pirkimo juk dabartinė aplinka. Čia perskaitysit pagal skaičius. Jei dabartinis vertinimas išliks, tikėtina, kad ateinančius 10 metų grąža bus suspausta į maksimum 4-7% per metus intervalą. Mano klausimas būtų, ar dar vis verta investuoti į S&P 500 ir kokios jūsų prognozės. Taip pat norėjau paklausti, investuoju 400 eurų į mėnesį per VA, bet galvoju, galbūt verta pirkti už 300 VA ir 100 XUS. Ką daryti jūsų situacijai, iš vieno tokio parodymo negaliu pasakyti. Bet vėl, visa ta statistika pasidalinta irgi remiasi, kad istorija garantuoja ateitį. Taip, pelningumas dažniausiai, tas earnings per share ir price to earnings ratio visi nurodo problemas ir parodo kartais, kai mes esame aukštesniai sferai, kai esame žemesniai sferai, bet ar tai turėtų jūsų strategiją valdyti, jeigu jūsų trajektorija yra 20-30 metų investavimo? Nemanau. Dabar ar praverstų turėti portfelyje kombinaciją, kur yra S&P 500 ir likusios išsivysčiusios rinkos, ką jūs sakot, VWA ir XUS? Gal, bet tada jūs sakot, kad jūs investuojat į Ameriką 75%, o į likusias išsivysčiusias rinkas tik 25%. Jeigu jūsų argumentas, kad jūs iš S&P 500 tikitės gerokai mažesnės grąžos ir norit didesnio to vadinamo exposure ir investuoti į kitas rinkas, ne su Amerika tiesiogiai susijusios, tai šiuo atveju tada tai turėtų būti 50%, 60% galbūt procentų būtent užsienio išsivysčiusiose rinkose, gal net ir besivystančios rinkos prisijungtų. Tai
Mano prognozė šitoje vietoje, kad mes arba turėsim pakilimą dar iki kažkurio laikotarpio ir ateities krizė gali būti netgi aukštesnėme taške negu dabar esam, arba mes turėsim didelę krizę, arba mes turėsim įvairiausių pasviravimų. Trumpai sakant, neįsivaizduoju ir bet kas jums pasakys, kad štai kaip ateityje tai atrodys, yra arba labai naivus, arba tiesiog apgudinėja jūs, nes ateities nieks nežino, šioje vietoje labai sunku vertinti, galim atsiremti į istorinius rodiklius ir galim sakyti, kaip tai vyko anksčiau, bet pagal tuos rodiklius mes jau nuo 22 mes turėjom turėti tą vadinamą resetą, netgi nuo 21 ir visa 20 pandemija ir žingsniai po jos turėjo atidaryti tokią spiralę žemyn, kad čia daug argumentų būtų, jog mes turėtume dabar būti gilioje krizėje. Ir pažiūrėkit, mes all time highs tikriausiai pramušėm, 20 ar 30 kartų per pastaruosius porą metų. Tai aš labai skeptiškai žiūriu į bet kokias prognozes į ateitį ir argumentas yra, kaip jūs savo investavimo strategijai galėtumėte išlikti 20-30 metų į ateitį. Tai jeigu galite atsakyti šitą klausimą, tai aš laikyčiau tos strategijos, kuri leistų investuoti per ilgą laikotarpį ir išnaudoti tas sudėtinės palūkanas. Kinai kripto naudoja peiti mokesčiam, plus kažkiek narkodileriai, jei nustotų nelegalia veikla, bitkoinas grįžtų link nulio. Labai bukas galvojimas apie tokią valiutą, kurią dabar jau ir bankai, ir finansinės institucijos, ir turto valdytojai perka dideliais kiekiais. Bet žinoma, galima likti po akmeniu ir sakyti, kad visi kiti kalti ir čia yra vis dėlto valiuta, kuri nieko negali duoti kaip vertės ilgojo laikotarpio. O dėl mokesčių apėjimo, tai nepamirškit, kad reguliavimas ir kripto pasaulyje egzistuoja ir čia iš viso dabartinis europinis pasirinkimas ir ateinantis įsigaliojimas per 27 metus duos labai daug šviesos ir reguliavimo pačioje kripto rinkoje, kaip tas turtas juda. Tai ar tai yra didelis pliusas ar didelis minusas, paliksiu spręsti jums, bet kai dideli pinigai juda į naują turto klasę dideliais kiekiais, verta suklusti, ar tikrai jūs esat teisus ir sakot, kad čia visiška nesąmonė ir tai neįmanoma naudoti ir visa kita. Tai Bilas Geitsas investavo į John Deere, tai dabar ūkininkai skundžiasi, kad technika pasidarė šudina ir kitas jis investuoja į žemės ūkį, kur norima investuoti į žemę. Neturiu kažkokio papildomo komentaro, bet vėl, dideliais verslais kažkas vis laikas skųsis, John Deere yra milžinas pasaulio, paraleliai investuoti į žemę, tai man rodos, kad jis yra vienas didžiausių tokių žemės ownerių bendrai paėmus iš Amerikos pusės. Aš norėčiau investuoti pats, bet bijau, investuoju į Swedbank sudarytus portfelius, bet kiek suprantu, mokesčiai dideli, gal reikėtų pabandyti. Jau investuojat. Manau, jau pliusas, kad pradėjot ir pasibandėt, bet dėl pasirinkimas pasirinkimui nelygus. Užsukit fl.lt, skaičiuoklės, investavimo mokesčių skaičiuoklę, tarkim, aš įdedu 50 000, palieku 30 mečiui su 10% grąža ir tarkim 200 eurų investicijos mėnesinis papildymas, 200 eurų. Įvairiausių strategijų, bet tarkim paimkim 0,1% yra pasyvūs ETF-ai, 1% aktyvūs fondai ir dar galbūt brangius fondus susiradot netgi ir 2% skaičiuoti. Tai skirtumas iš mokesčių pusės, čia yra 30 000 sumokėta, čia yra 280 000 sumokėta, čia yra 500 000 sumokėta. Tai vėl, yra fondų ir yra tų pačių ETF-ų, kuriuos mes galime pasiekti per tos pačius bankus, tiesiog už pirkimo mokesčius sumokėsime daugiau, bet jeigu mes judame prie aktyvių fondų, kuriuos sukuria patys finansų, aktyvių fondų valdytojai, tai bankai vieni iš jų, bet ne vieninteliai. Tai šioje vietoje mes turime įsivertinti, ar mums atkeliauja ta grąža, kurią mes mokame. Tai kaip pavyzdys, jeigu 2% turto valdymo mokestis, tai per 30 metų sumokėti 500 000 mokesčių, aš nežinau, ar tai yra iš tiesų teisinga strategija. Vėl, jeigu aš išsirinksiu kokį nors mažesnį turto valdymo mokestį ir tarkim paimkim, 0,5 susirasiu kaip pavyzdys. Tai ar 30 000 ar 149 000 sumokėti, čia jau yra truputį kitas skirtumas, ypač jeigu čia aš turiu žmogų, kuris man pastoviai padės, pasakys, pakomentuos ir išlaikys mane rinkoje. Didelė suma, bet aš jau galėčiau galbūt argumentuoti, kad gal ir yra variantas, nors mano nuomonė, tai emociškai turėtumėt pasikaustyti patys ir pradėti tą pasaulį atidarinėti savarankiškai. Nėra
pačiai pradžiai, kaip pirmi žingsniai žengiami, aš argumentuočiau, kad svarbiausia čia žiūrėti kaip į edukaciją. Jeigu nudegsit ir sudeginsit ten 100-200 eurų, tai nebus milžiniška suma, nes, paimkim situaciją, kad jūs pradedat nuo nulio, įdedat ten 50 eurų per mėnesį ir taip darot 5 metus ir su 10% grąža. Tai galit matyti, kad mokesčiai čia yra 10, 50, 188. Tai nėra tokios didelės sumos, kol kapitalas nėra didelis ir kol neįsibėgėja. Akcentas yra, kai įsibėgėja kapitalas ir jūs leidžiate jį, taip sakant, vis didinti ir didinti, neapsimauti ant tos idėjos ir nepalikti su turto valdymo mokesčių labai ilgų laikotarpių. Tai pasibandymams klaidų nedarot, aš argumentuočiau, kad čia dalis edukacijos, bet kai jau nusprendžiat ilguoju laikotarpiu rimtesnės sumas investuoti, tai pradėčiau prie savarankiškų vertybinių popierių sąskaitos ir judėčiau su ja, nes laisvė pasirinkimams, laisvė perkelti turtą į bet kurį kitą pasirinkimą, kurį norėsite, reiškia, turtas keliauja su jumis, ar jūs krastysitės į kitą šalį, ar tapsite mokesčių mokėtojų kitoje šalyje, ar, nežinau, bet koks apribojimas atkeliautų šitoje vietoje, jūs vis tiek turtas gausis priklausys jums, kad ir kur jūs gyvensite. Man atrodo, ir iš mokesčių pusės, ir iš lankstumo pusės tiesiog labiau efektyvesnis pasirinkimas. Jeigu dar nežinot kur, tai vertybinių popierių sąskaitos atsidarimui 10-15 minučių reikėtų, ID dokumento, savo adreso įrodymo ir vėl aš naudoju Freedom 24. Jeigu dar neteko susijungti, pasižvalgyti, tai nepamirškit nuorodos apačioje, QR kodukas čionais, atsidarysit per kažkur, 15 minučių. Ir pirmi žingsniai yra labai paprasti. Papildot savo sąskaitą iš savo banko į savo vertybinių popierių sąskaitą, dažniausiai bankinių pavedimų, kad nieko nekainuotų. Šitoje vietoje milijonas skirtingų įrankių. Pradedat mažai žingsniukais, mažom sumom pasižvalgyti ir gauti truputį edukacijos ir tuomet jau įsibėgėjus didesniems sumom labai aiškiai išsigryninat savo strategiją ir sekat ją ilgų laikotarpių. Užsukit, pasižvalgykit, manau pravers. Video pavadinimas turi žodį kaip, bet kaip tai padaryti, taip ir neparodai. Kadangi VMI vėlavo su atidarimu, kaip galima atidaryti, kaip deklaruoti pačią investicinę sąskaitą, tai jūs kažkaip įsivaizduojat, kad aš galėsiu gauti tą prieigą ir pamatyti ją anksčiau laiko negu visi žmonės. Ne, tai kadangi tada, kai dėliojau tą patį epizodą, dar net nebuvo atrakintas pasirinkimas, tai jame ir nebuvo pačių pavyzdžių, bet teoriją jau jūs gavote į ką atsižvelgti ir ką pasidaryti. O paraleliai jau yra atnaujintas epizodas, jeigu neklystu, Aleksandro kanale, tai užsukit, pasižvalgykit, manau pravers, jeigu dar vis šitoje vietoje stringate, nors nepamirškit, kad deadline'as jau praėjo, tai reikėtų šitoje vietoje susimti ir pasidaryti. Kodėl Mint ar Xeon, o ne cash laikymas buvusioje D sąskaitoje ir jau nebeišmoka palūkanų? Nebėra D sąskaitos, nebėra kaip pasirinkimo, jau darėme epizodus, kad tai tiesiog nebeegzistuojantis pasirinkimas. Man money market fondai šiuo atveju efektyvesnis įrankis bendrai paėmus. Karo atveju konstitucija nebegalioja, sąskaitos apribotos bus. Bankų sąskaitos taip, tiesa bankuose, kurie yra prie Lietuvos banko pririšti. Bet jeigu aš, pavyzdžiui, turiu vertybinių popierių sąskaitą ir ji nėra Lietuvoje, tai reiškia ne per paimkime tos pačius Lietuvos verslus arba Lietuvoje būtent kaip čia turimus tos pasirinkimus, tai man tas apribojimas kaip ir labai sunkiai pririšamas. Aš galiu išsiimti iš savo vertybinių popierių sąskaitos į bet kurią kitą banko sąskaitą, bet kurioje kitoje šalyje, kol tai yra mano vardu. Tai tas lankstumas atsiranda, jeigu jūs laikot pinigus teisingose vietose, taip sakant. Bet vėl, aš iš viso argumentuoju, kad turėtumėt investicijose laikyti ir leisti pinigams dirbti ilgojo laikotarpio, ne tikėtis blogiausio kiekvienais metais. Kaip dėl VWSA nieko nebegirdėti apie šią poziciją, tai ar vis dar pildais, ar jau planuoji kokius pakeitimus daryti? Jeigu žiūrim apie tą mano praktinį eksperimentą, tai pildaus kiekvieną mėnesį. Mano praktinis eksperimentas, aš dabar galvoju, 97% ir šį mėnesį dar turiu investuoti, nes jau pasipildžiau, tai dar tik mėnesio pradžia, bet kažkurio momentu dar suinvestuosiu į papildomą pasirinkimą, tai vėl sėdės apie 99% vienoje pozicijoje, kurią aš pastoviai pildau. Tai rugsėjai bus 4 metai praktiniam eksperimentui, labai smagu, įsibėgėja iš savo pusės, bet galit matyti 7700, 7700, kas yra S&P 500 ir mano individualių akcijų apie 8200, tai nėra jau tokio didelio skirtumo, nerandu tiek daug laimėtojų iš savo pusės ir iš tiesų laiks nuo laiko pridirbu pats savo su tais laimėtojų bandymais. Tai, aktyvus investavimas versus pasyvus investavimas
parodo, kad pasyvus ilguoju laikotarpiu dažniausiai duoda savo, tai vat, pasižiūrėsim, ar statistika ir čionais parodys tą, bet aš nedaug laiko investuoju tenais, tai reikėtų ir į tą atsiremti. O apie visą pasaulį, kalbėti apie tą patį epizodą, apie tą pačią poziciją vėl ir vėl ir vėl, aš nežinau, ar tiek jau įdomu, mano strategija tenais kaip ir nesikeičia, tai tą, ką kalbėjau apie visą pasaulį anksčiau, tai ir dabar tą patį kalbu. Taip. S&P 500 indeksą ar jį sekant ETF paprastai varo pirmos 10 kompanijų, todėl keista, kad visgi visi sako 500, visos kitos lieka nereikšmingos, jei žiūri procentaliai. Tas pats ir su Nasdaq'u, jeigu pirmam 10-ukui trydė, tai trėdžia visi. Kol esat jauni, iki 30 pamirškite aplamai bondų, žaiskite tik su akcijom. Aš argumentuočiau, kad nereikėtų žaisti. Reikėtų turėti strategiją ir ilguoju laikotarpiu sudėlioti šitą vietą. Ką aš noriu šitoje vietoje pabrėžti, kad investavimo skaičiuoklė 0. Paimkime 150, kas yra nuo vidutinio atlyginimo šiuo metu 10%, net 155 man rodos būtų. Paimkime 10% gražą, tarkim pradėjo 20 ir palikot tiesiog standartinį scenarijų iki savo pensijos, 45 metai. 1,6 milijono. Tarkim, pirmus 10 metų pražaidėt. Sutrumpinam laikotarpį iki 35. Kainavo beveik milijoną. Net daugiau negu milijoną. Tai ar tikrai verta žaisti dėl to milijoną? Dabar vėl galbūt sakysit šitoje vietoje nesąmonė, ar ta grąža, man ten sumas didės, galbūt aš investuosiu nuo 30 daugiau ir taip toliau. Jeigu nėra įpročio investavime ir atsidėti pastoviai periodiškai ir jo nesuformuojat anksčiau, jį vis sunkiau ir sunkiau formuoti iš savo pusės. Ir kad pasivytume tas pačias sumas per 35 metų laikotarpį, atsimant 1,6 milijono. Tai kiek čia bus? 500? 400? Tai vietoj 155 mes turim 300 papildomai eurų investuoti tam, kad pasivytume tą pačią sumą per 10 metų trumpesnį laikotarpį. Vėl, galbūt jūs sakot, gerai, aš tik porą metų pažaisiu. Tai 45, 1,624. Nuimkim paskutinius metus, sudėtinių palūkanų gale. Pažiūrėkit, 1,624, 1,469. Tai kiekvieną mėnesį žaisti ir galvoti, kad jūs kažkada vėliau susiimsit ir pradėsit investuoti, jūs apiplėšia labai didelėm sumom, jeigu mes skaičiuojam, kad tas laikotarpis sutrumpėja iš karto ir sutrumpėja nuo pačio galo. Tai aš argumentuočiau, kad kuo anksčiau pradėsit turėti aiškią strategiją, tuo efektyvesnis įrankis iš savo pusės. O dėl 10 kompanijų, taip, bet jos pastoviai keičiasi. Ir vėl, mes čia turėtume judėti su argumentais, kad diversifikacija, kuri yra pagrindas beveik kiekvieno portfelio ilguoju laikotarpiu, duoda didžiausią tą tokį užtikrintumą bendrai paėmus visomis sąlygomis. Tai 10 kompanijų, vėl aš prie ko noriu privesti, jeigu jūs fokusuojatės tik į 10 kompanijų ir sakot, man nereikia tų likusių 490, šioje vietoje pamatysit tokius milžiniškus svyravimus, kad galit labai nukentėti. Ten jeigu iš visų strategijų imant, tai apskritai S&P 1 būtų tikriausiai vienas pelningiausių pasirinkimų, jeigu imtume 30 metų, bet laikytis tos strategijos kainuotų kartais pamatyti -80, -90% savo portfelyje. Tai aš argumentuočiau, kad išskaidimas yra privalomas, ypač žmonėms, kurie dar nesigaudo toje rizikoje ir nėra patyrę didelių krizių. Ir tas, kol esat jauni iki 30 žaidžiat, aš dėl obligacijų bendrai pritariu šitai vietai, bet jeigu pas jūs rizika yra nelabai toleruojama, geriau būti investicijose ir jau turėti sudėliotą strategiją, kuri turės mažesnį rizikingumą, pridedant tuos pačius bondus arba obligacijas, bet tuo pačiu išlaikant jūs investavimo pasaulyje, negu tai, kad aš einu tik tai į akcijas ir galbūt tik tai dar rizikingesnį pasirinkimą, bet galbūt sudeginu tą portfelį arba išvis pabėgu iš investavimo pasaulio. Tai labai, taip sakant, išsigryninkit šitą vietą ir tikrai verta. Spiel ir VWC kartojasi, visi ragina taip nedaryti ir aš kažko nesuprantu. Čia praktinis eksperimentas. 3 skirtingi portfeliai, neimkit jų kaip 3 skirtingus, kaip 3 vienodų strategijų tam pačiam žmogui. Aš tiesiog noriu pasidalinti savo pavyzdžių. Aš investuoju po 100 eurų per mėnesį, kiekvieną portfelį, tai nėra didelės sumos. Tai yra pasižaidimo praktinis eksperimentas parodyti jums, kad investavimas nėra sunkus. Ir galit matyti, kad tie pavyzdžiai,
tikrai draugiškus rezultatus uždirba. Tai dabar, jeigu mes kalbam 7, 7 ir 8, tai turim 22-23 tūkstančių portfelį per mažiau negu 4 metus, kur aš tiesiog periodiškai investuoju po 100 eurų į 3 skirtingus portfelius. Tai, jo. Emilį 55 kodas su 64 sumuojasi į vieną 500 eurų, jei neklystu. Žinokit, čia pas Elvyrą reikėtų nukeliauti, nes ji buvo paruošus visą paruoštuką su visais kodais, dubliuojasi 2, kurie yra arba obligacijoms, arba indėliams, kitas yra suteltinio finansavimo / tarpusavio skolinimo ir trečias yra akcijų arba ETF pirkimų pardavimų sandoris. Tai čia 3 lengvatos po 500, bet užsukit pas ją į kanalą, tai Finansų baba YouTube, ir ji yra kalbėjusi apie tai ne vieną kartą, kaip išnaudoti visas 3 lengvatas maksimaliai. Jeigu dar nepradėjote investuoti, nepamirškit nuorodos aprašyme. Jeigu norite išmokti viso investavimo pasaulio pagrindų, ko reikėtų iki kažkur 100 000 portfelio, tai nepamirškite, FLLT turi ir mokymus. Su Aleksandru ir Justūna padarėm 5 valandų kursą, kur išsiaiškina, taip sakant, viską apie investavimą, ką reikėtų. Tiesiog užsukite FLLT, mokymai ir viskas tenais. O su visais kitais susitiksim sekančiame epizode. Tiek. Čiau.